Labas vakaras. Kalbėsime apie nekilnojamo turto pristatymą. Kaip išsirinkti tinkamiausią būstą jūsų šeimai? Tai ką, nustatome savo šeimos poreikius, nustatome šeimos finansinės galimybės, reikia surinkti kuo daugiau išsamesnės informacijos apie nekilnojamą būstą, nekilnojamą rinką ir nekilnojamas turto galimybės. Taip pat labai svarbu yra palyginimai. Palyginti visus variantus, kiek kainuos tiek taupumo, tiek komforto atžvilgių. Būtent tai reikia viską išsamiai paskaičiuoti, nes čia yra ilgalaikis turtas, ką žmonės turi labai daug ką apie tai žinoti. Palyginkime populiariausius nekilnojamo turto variantus. Tai yra senos statybos butas, naujos statybos butas, nuosavas namas. Kainų skirtumai. Naujas namas kainuoja 2000 kvadratas, pilnai įrengtas. Nuosavas namas. Senos statybos butas 2700 kvadratinis metras. Naujos statybos butas prasideda nuo 3,5 tūkstančio kvadratinis metras iki 5000 litų. Nuosavos statybos butas, paimtos kainos 9-6 metų, kainuoja mažajam kaimelį, Žolynų gatvė, 4000 litų kvadratas, 4,4. Kaip matome, dvigubai brangiau negu namo, pilnai įrengto namo kaina. Miesto centre kainuoja netgi 8200 litų kvadratinis metras. Tai būtent yra šiuo momentu patys populiariausi namai. Daugiausiai tai yra vieno aukšto, nuo 120 iki 160-200 kvadratinių metrų namai, kuriuos galima pasirinkti įvairiausių projektų. Tai projektai gali būti ir mūsų, ir jūsų. Jau čia susitikimo metu mes įsprendžiame pagal poreikius, ko klientui reikia, pagal jo galimybės namą. Tai būtent čia dabar yra patys populiariausi šiuo momentu namai. Tai vat norime papasakoti, kuom nuosavas namas yra pranašesnis, komfortiškesnis, būtent yra suskaičiuota pagrindiniai aspektai apie 13 variantų. Tai būtų pats pagrindinis yra šiai dienai taupumas. Taupumas tai yra šildymas. Šildymas, kuris yra pats pagrindinis žmogui, kuris duoda sutaupyti pragyvenimui ir namui. Tai būtent naujas technologijas mums tai leidžia. Šildymo sistema yra naujai populiariausia, tai yra oras vanduo. Yra geoterminis šildymas ir ultravioletiniai spinduliai. Taip pat yra ir kieto kuro galimybė, yra ir dujos galimybė. Pagrindinis dalykas tai yra oras vanduo ir geotermas, ką šiai dienai jie sutaupo dvigubai daugiau negu dujos sąnaudų. Kitas dalykas, kas yra taupumas, tai yra mašina, tai yra name yra garažas, kuris neužšąla, taupo ir kurą, ir mašina taip pat yra saugesnė. Komfortas. Komfortas, kas yra name, kad daugiausiai yra du sanmazgai pagrindė, tai yra terasos, garažai papildomai. Kas yra komfortas, kad nereikia lipti laiptais, nereikia nešti sunkių krepšių, nereikia liftais važinėtis, bet kad dar yra labai patogumas, kad bet kada galima išsivalyti automobilį tiek vidų, tiek išorę.
pagal savo poreikius aplinką. Galite visą laiką susikurti, kaip jūs norite. Aplinką susitvarkyti ir gėlynus, ir baseinus, ir įvairiausius augalus. Tai būtent, ką jūs susitvarkote, jūsų kiemas, tai būtent kaip susitvarkysi, taip ir jūs turėsite. Tai yra jūsų privati pomėgiai. Tai labai smagu turint namą, vėlgi didesnių galimybių ateina. Tai vaikščioti, mankštintis, griname ore, išėjus su šlepetėmis, su kavos podeliu, su chalatu, knygą skaitant, yra labai, kaip yra smagu. Kaip žinome, visos smulkmenos ir susideda malonumai ir geresnis gyvenimas iš smulkmenų. Vaikai. Vaikai taip pat yra saugesnė erdvė. Jie turi savo smėlio dėžę, savo supynės, ramiau miega, tyla yra, grynesnis oras, mažiau mašinų. Būtent vaikai auga aktyvesni, sveikesni ir vėlgi yra sukurtos dar didesnės galimybės ir geresnės vaikams. Gyvūnai. Galima laikyti pačius įvairiausius gyvūnus. Didelius, kaip vilkinį šunį, namą turint, mažus, piktus, lengvesnė priežiūra, komfortiškiau jaučiasi ir pats gyvūnas. Didesnė erdvė. Ir taip pat gyvūnai saugo namus, kaip žinome, irgi yra saugumo atžvilgių. Išplanavimas. Išplanavimas tai galite jūs pasirinkti kaip norite, išplanuoti tiek ir kiemą, tiek ir vidų, tiek ir aplinką, pagal tam tikras erdves, zonas, vaikų zoną, žaidimų, gėlynų ir taip toliau. Norint, bet kada galima vieno aukšto, tas namas yra, pakeisti būtent vidų. Visą laiką galite išsiplanuoti, praėjus kažkokiam laikotarpiui, kaip jūs pageidaujate. Šeima. Kiekvienas šeimos narys turi savo erdvę, vaikai gali auginti gyvūnus, svečių kambariai, draugams, tėvams. Nėra tokio didelio šurmulio, kaip bute. Sveikata. Tai yra grynesnis oras, atsipalaidavimas po darbo. Dienos kieme galima užsiimti kūrybą, rytinė mankšta, ramesnis miegas. Tai visas susideda į sveikatą, kas yra labai dabar šiais laikais aktualu ir svarbu. Ekologija. Taip pat yra labai plati tema ir populiari šiai dienai. Tai pačių užauginti vaisiai, daržovės prie namo yra galimybė, prieskoniai, sveikesnis oras, paprasčiau rūšiuoti šiukšles. Laisvalaikis. Laisvalaikis taip pat vaikams aktyvus, turi savo kieme krepšinį, futbolą, tenisą. Pasyvus laisvalaikis suaugusiems žmonėms tai yra pirtis, kubilas, knygų skaitimas. Vaikai taip pat dviračius, elektrinės mašinėlės, viską gali palikti kieme, niekur nereikia nešti. Yra ir saugiau, ir daugiau plačiau erdvės ir vietos jiems užsiimti. Tai saugumas, saugesnė aplinka vaikams. Yra automobilis garaže saugesnis, praeinamumo kaiminystė mažiau yra. Taip pat kaimynai prisideda prie mūsų saugumo, pažįsta vienas kitą, žino, kas pas ką atvažiuoja, kaip yra. Naminiai gyvūnai duoda apsaugoti ir, kaip sakiau, mažesnis praeinamumas žmonių. Šventės. Ypač vasaros metu uždarame kieme galima rengti vakarėlius. Draugams kepti mėsą, žuvį, daržovės ant žarijų. Greitai. Šeimininkai nereikia tiek daug laiko ruošti tokį vakarėlį, daugiau erdvės, grynas oras, vaikams daugiau veiklos. Viskas greitai ir čia pat. Patys sukurkime šventę savo gyvenime, tik nuo jūsų priklauso, koks bus rytojus. Pavyzdys, 160 kvadratų pilnai įrengtas iki raktų namas, 2 mašinų garažas, 2 sanmazgai su geoterminiu šildymu, pilnai įrengta 330 000 plus žemė. Žemę padedame išsirinkti, jei klientas neturi pagal jo pageidavimų, pagal poreikius. Tai gali būti, klientas turi žemę, mes pastatom ant kliento žemės.
namą. Namo, ką pasirinktumėte jūs? Namo statyba vyksta nuo 4 iki 6 mėnesių. Mes teikiame paslaugas pirminė prezentacija, asmeninė konsultacinė, pasiūlymo pateikimas, sklypo parinkimas pagal kliento poreikius, finansinių klausimų sprendimas, namo projekto parengimas, namo statyba pagal kliento poreikius, jūsų namo raktų atidavimas.